Sveiki, su jumis šiandieną Aistis ir šiandieną toks Onaras, tipo, jūs pažiūrėkit, ko nežinau. Onar, tipo, jis MC hakeris buvo, aš jums pasakysiu. Tipo, toks buvo apleistas servas. Ir vienas žmogus atėjo į tokį apleistą servą ir susipažino su tokiu keistu čiuvo Onaru. Jis buvo toksai įdomus, bet vėliau jie bendravo, kol vėliau susipyko ir jis kažkoks kaip hakeris pasidarė, tipo jį per MC sekiodavo per serverį ir tipo kitą dieną jis gavo e-mail iš to žmogaus. Nu žinot, kai būna e-mail. Ir jis patikrino e-mail, bet jis nesuprato. Jis nežinau, jis buvo sakęs, kad jis nežino, bet jis tikrai nebuvo kažko parašęs koks jo e-mailas ar didesnės informacijos apie šitą čiūvą jo Onar 3637. Nu ir tada jis suprato, kad tai yra žiauriai tiesiog blogai. Nes jis po to kitą dieną susipyko, sako, tu mano pavogiai chatą, jie ten buvo susipykę per mūsų. Jis ten pradėjo jo skinas glitchinti ir jis daugiau patikrino e-mailų, daugiau atsiuntė žinučių, ten tipo, jis pradėjo spamint kažką I'm waiting for you ir jis tiesiog nesveikai ir tada jis užsihakino jo visas. Va, pašitačiau va, užsihakino. Tai jo, čia užsigagino. Tai jūs žinokit žmonės, niekada jūs į tokį Onarą sutiksit. Jis dabar man spamina žinučių ir žinot, kas baisiausia, šitą man spamina, pažiūrėkit, seniai. What the fuck, jūs pažiūrėkit, jis man irgi buvo parašęs. Eina savo. Jūs for real pažiūrėkit, šitas čiūvas man ir dar jis dabar spamina. Pala, aš prašysiu, stop spamming. Man atrodo, aš tokioj šūdinoj situacijai. Ne, japing. Aš nežinau, kas jam vyksta. Jis tiesiog pradėjo hakint ir mano e-mailą jis tiesiog parašė. Tipo, aš su juo irgi susipažinau, bet aš jam nieko nelabai sakiau apie savo e-mailą, o jis ten kažką padarė, kad jis irgi dabar nori ten kažkaip ten man rašinėja. Ir tas čiūvas, būtent šitas, kuris tą čiūvą nuhakino, va šitą, šitą youtuberį nuhakino, bet va šitas, kur matot, va, kur nuhakino, tai jis, aš su juos kaip susipažinau, atrodo malonus, bet jis irgi man hakeris, kur nuhakino, eina savo žiaurų žodžių. Jis buvo įsuks jurkus ir čia rimta informacija.